Tayleriui dabar 31, beveik 32 ir jis gyveno Konijos saloje. Jis kilęs iš pasiturinčios šeimos, bet tai niekada jo neapibrėžė ir nesuleikė. Jis tyliai žinojo, kad nori to daryti nuo vaikystės, bet tėvai jau buvo užsitikrinę ir apibrėžė jo ateitį. Jie kontroliavo jo gyvenimą visą vaikystę ir iki pilnametystės, nes jis nieko negalėjo padaryti, tačiau jis visada turėjo aišku planą. Slapta nuo tėvų susirado pirmąjį darbą. Jis nusprendė dalyvauti atrankoje vaidmeniui amerikiečių televizijos detektyvinėme seriale. Jis buvo pasirinktas ir apie 4 metus filmavosi jame. Šis serialas atvedė į absoliučią nepriklausomybę ir žvaigždės statusą, apie kurį jis visada svajojo. Tačiau kai jo tėvai sužinojo, kilo didžiulis skandalas, nes jie turėjo kelis verslus ir tikėjosi, kad jų sūnus seks jų pėdomis. Bet taip nenutiko, jie pasakė, kad jis nepalėdės nė cento. Ir Tayleriui tai nerūpėjo, nes jis jau buvo sukūręs savo gyvenimą ir imperiją. Taylerio mergina buvo jo kaimynė, kuri mokėsi visą jo vaikystę. Ir jis jau įsimylėjo ir liko kartu iki universiteto. Tada prasidėjo sunkumai, nes jame pavydė, nes seriale jam tekdavo bučiuoti aktorius ir ji to negalėjo pakęsti. Tačiau jis buvo laimingas, nes dėl savo svajonės ir pirmojo darbo galėjo kuriam laikui atsiriboti nuo šeimos, kol viskas pagerės. Serialai pasibaigus jis jautėsi palengvėjęs, nes jį užvaldė ir šeima, ir mergina, kuri pavydėjo ir nenorėjo, kad jis taptų aktoriumi iš sveikų scenų. Viena vertus tai visiškai suprantama, bet kita vertus žmonės yra laisvi. Ir jei kas nors tave apgaudinėja, tai reiškia, kad jis niekada tavęs iš tikrųjų nemylėjo. Tenka viską palikti likimui. Keisčiausia, kad kai įsikėlė nuotraukas į savo socialinius tinklus, tai buvo paviršutiniška, jis nebuvo laimingas. Sutikau jį per Instagram ir tarp jų užsimezgė telepatinis ryšys be žodžių, be balsų, be nieko. Buvo ryšys su kitais gyvenimais. Ir tai buvo matoma jo žvilgsnyje, tose safūro mėlynumo akise. Ir iki šiol aš tave pažįstu ir pripažįstu, kad yra ryšys, bet gyvenimas ir mano paties. Bailumas man to metų neleido, praėjo metai, aš mokiausi ir nieko apie juos nežinau. Įsivaizduoju, kad jis padarė pertrauką nuo socialinių tinklų, nes neturi jokių paskyrų, jis visiškas skandalas. Jis atima žadą, kai būna parlūdumyje su draugais. Tikras malonumas, jis turi laukėlį, būlį kakūną, bet jo akis nuneša į giliausius tavo būties vandenius. Kai jis turėjo merginą, jis darė viską, ką jį liepė, ir tom patys su draugais. Visas jo praeitis, kol jis nebuvo garsus, buvo paviršutiniška dėl pinigų ir valdžios. Jo gyvenimas buvo jam paruoštas ir jis ėmėsi savęs sugriauti visus savo tėvo planus. Jo terdiną ligų barbė, kokios ieško kiekvienas tuo metu ar šių dienų jaunas žmogus. Jis visada jautėsi sekės ir ji taip pat, nes ji taip pat nebuvo laiminga. Abu prarado sielas dėl apgailėtinų visuomenės taisyklių. Nežinau, ar jie vis dar kartu, linkiu jiems abiem iškeliauti iš toli ir tikiuosi juos pamatyti ateityje. Abu iš prigimties yra nuostabus, jie karizmatiški, meni mimpi. Jie gimė lėgavėms, tai jų tema yra įsteigti su nesėčia lygius materėlius, abu su polybėdi ir bagė.
jausmai, bet ne tai, kad priverčiau pasiklysti jų, tikanėse safiro akise ir pasiklysti jų gražioje praeityje.